Buratinas. Senasis rylininkas Karlas sumanė iš paprasčiausius pliauskus išdrožti lėlę. Pirmiausia išpjaustė plaukus, paskui kaktą, akis, ilgą nosį, o tada iš balandų padarė rankas ir kojas. Iš rudo popieriaus iškirpo švarkelį, iš skaisčiai žalio kelnaites, iš odos pasiuvo kurpes, iš senos kojinės kepuraitę ir berniuką pavadino Buratinu. Anksti rytą Buratinas pasiėmė elementorių ir išėjo į mokyklą. Pajūry pamatė didžiulę palapinę su užrašu Lėlių teatras. Buratinas neturėjo pinigų bilietų nusipirkti, tai pardavė elementorių. Mokykla palauks. O per vaidinimą atsitiko neregėtas dalykas. Lėlės, Arlekinas ir Pieras, pamačiusios Buratiną, labai apsidžiaugė, ėmė jį glėbesčiuoti, bučiuoti. Tai išvydęs teatro šeimininkas, ilgabarstis Karabasas Barabasas labai supyko. Nutempė Buratiną į sandėlį ir pakabino ant vinies. Vakarienei Karabasas Barabasas kepė triušį ir 2 viščiukus, bet pritrūko malkų. Tai įsakė Arlekinui ir Pierui atnešti Buratiną ir sudeginti medinį berniuką. Norėdamas išvengti ugnies, Buratinas papasakoja apie keistą židinį tėtės Karlo namuose, kuris esąs netikras, o nupieštas ant sienos. Karabasas Barabasas sukluso. Jis žinojo nupieštojo židinio paslaptį. Už gerą žinią davė Buratinui 5 auksinius pinigėlius ir jį paleido. Eidamas namo, Buratinas sutiko 2 elgetas – lapę Alisą ir katiną Bazilijų. Pamatė, kad Buratinas turi pinigėlių, sumanė juos išvilioti. Einam į stebuklų šalį, stebuklingame lauke, pasėsi pinigėlį, užpilsi žemėmis, pabarstysi druska ir per naktį užaugs medis. Vietoj lapų ant jo kabos auksiniai pinigiai. Pakeliui jie užsuko į 3 gūžių smuklę. Alisa ir Bazilijus užsisakė sočią vakarienę, o apmokėti turėjo Buratinas. Nakties paukštis apuokas įspėjo: netikėk apgavikais, katinui ir lape ir saugokis plėšikų. Bet plėšikų Buratinas neišvengė. Ji vijosi dvejetas. Ant galvų jie buvo užsimovę maišus su išpjautomis skylėmis akims. Žinoma, tai buvo Alisa ir Bazilijus. Kur tavo pinigai, atiduok arba galvą nuimsim, šaukė. Buratinas pinigėlius buvo paslėpęs burnoje. Plėšikai medinuką pakorė medyje, galva žemyn ir laukė, kol iškris. Nesulaukę, nuėjo smuklę pasistiprinti. O pamiškėje, pabėgusi iš žiauriojo Karabaso Barabaso teatro, gyveno gražiausia lėlė Malvina su pudeliu Artemonu. Buratinas apsigyveno pas ją. Malvina Buratiną globojo. Aprengė gražiais drabužiais, jį mokė, kaip sėdėti, kaip valgyti. Buratinui tai nepatiko. Šikšnosparnio paragintas, jis susiruošė į kvailių šalį. Kur buvę, kur nebuvę, kelią vėl pastojo katinas Bazilijus ir lapė Alisa. Jie niekaip negalėjo nurimti, neišvilioję iš Buratino pinigų. Paklausęs apgavikų, Buratinas pinigėlius užkasė žemėje, tikėdamas, kad išaugs turtingas medis. Plėšikams tik to ir reikėjo. Jie iškasė auksinius, o Buratinas išskundė policijai. Budintis buldogas liepė jį įmesti gudron. Geraširdė vėžlė Tertila suskubo Buratinui padėti. Aš tau duosiu vieną naudingą daiktelį, pažadėjo Tertila ir iš kūdros dugno atnešė auksinį raktelį.
Barzdotas žmogus, kuris netyčia įmetė kudron šį raktelį, sakė, kad juo galima atrakinti stebuklingas duris, papasakojo vėžlė Tortila. Gal tau pasiseks tai padaryti? Bėgdamas iš kvailių šalies, burtininkas sutiko savo bičiulį Pierą, kuris raitas ant kiškio pabėgo nuo Karabaso Barabaso. Abudu pabėgėliai pasislėpė Malvinos namelyje, bet Karabasas Barabasas nepaliko jų ramybėje. Užleido policininkų šunis. Pamiškėje užvėrė baisus mūšis. Čia kliuvo ir Karabasui Barabasui. Vos įnešęs apiplėštą barzdą, Karabasas Barabasas širdies skausmą numalšinti užėjo į smuklę, o Buratinas, norėdamas išgauti auksinio raktelio paslaptį, kurią žinojo tik barzdočius, gerai pavaišino sargybinį gaidį, įslinko į smuklę ir pasislėpė molio ąsotyje. Bet išdavikė lapė Alisa pasakė, kur Buratinas, ir jam nieko kito neliko, tik sprukti nuo Karabaso Barabaso. Įsitikinęs į gaidžio uodegą, viesulu jis nulėkė per laukus ir miškus. O tuo metu kūdros link bildėjo vežimas, 2 avių tempiamas. Ant pasotės sėdėjo riebus katinas, už jo išdidi lapė, o ant ryšulio gulėjo surištoji Malvina, Pieras ir Artemonas. Buratinas drąsiai puolė gelbėti saviškių, šoko nuo skardžio. Vėjas pagavo lengvutį medinuką, iškėlė į orą ir sviedė tiesiai ant riebiojo katino galvos. Vežimas apvirto ir Malvina, Pieras, Artemonas nuskrido į Varnalėšas. Skardžio viršūnėje pasikorė tėtė Karlas. Jis petimi pastumė Karabasą Barabasą. Lazda perbraukė lapei Alisai per nugarą, batus spyrė katinui Bazilijui. Sūnau, mano Buratinai, džiaugiuosi, kad tu gyvas ir sveikas, eikš pas mane, pakvietė tėtė Karlas, ir Buratinas grįžo namo kartu su Malvina, Pieru ir Artemonu. Tėte Karlai, nuplėšk nuo sienos tą paveikslą su židiniu. Karlas, nors ir nenoriai, pakluso. Už paveikslo buvo slaptos durelės, auksinis raktelis kaip tik joms tiko. O kas buvo už tų durelių? Ogi stebuklingas lėlių teatras. Šiame teatre mes pastatysime komediją Auksinis raktelis arba Nepaprasti Buratino ir jo draugų nuotykiai, pasakė medinis žmogeliukas. Taip ir buvo. Visi traukė į naują teatrą, o vargšas Karabasas Barabasas plyšo iš apmaudo ir liejo ašaras.